praėjo 3 ar daugiau mėnesių nuo paskutinio video apie šitą projektą susijusi su programavimu. Pastarosius 3 mėnesius buvo kita dalis projekto, žemės ūkis. Ir po truputį grįžinėsiu į programavimą. Pradėsiu viską iš naujo. Nusistovėjo mintis, kas tai bus, ir galiu pasakyti, kad yra labai svarbu sugalvoti prieš darant kažkokį projektą, netgi prieš bet kokį mokymąsi, sugalvoti, dėl ko tas mokymasis reikalingas. Daug paprasčiau tada spręsti užduotį. Arba ką jūs išmokęs su tuo išmokymu darysit. Taigi, pati pradžia. Kas yra žaidimas, kas yra internetas, kas tai yra tokio. Tarkim, aš kaip žaidėjas, dabar žiūriu iš perspektyvos žaidėjo. Tarkim, žaidėjas. Kitaip vadinamas vartotojas. Tebūnie žaidėjas. Turiu kažkur patekti, kad žaisti. Kadangi pusė pasaulio, gal didžioji dalis pasaulio orientuojasi į žaidimus internete, daug labiau pradėjo orientuotis į žaidimus telefonuose, bet tarkim padaryti iš telefoninio į tarkim kompiuterinę versiją yra sunkiau negu iš kompiuterinės į telefoninę. Todėl visgi reikia vietos, kuriam ateiti žaidėjui. Reikalingas interneto puslapis. Žaidėjas ateina į interneto puslapį. Tai atėjęs interneto puslapį, mano atveju bus reikalinga prisijungti. Bus 2 versijos. Viena yra prisijungti, kad galėtų žaidėjas prisijungti į savo akauntą, arba jis galėtų tą daryti demo versijoje. Gerai. Tai reikalinga bet kokiu atveju yra, pirmas yra prisijungimo langas, kuriame, štai taip, prisijungimo langas. Langas ir demo versija. Demo versija tiesiog iš dizaino pusės, šiaip kol kas nerodysiu dizaino, tiesiog parodysiu pačią eigą. Jeigu demo versija, tai tiesiog žmogus gali užėjęs, jisai matys vieną iš tolimesnių puslapių. Iš demo versijos ten kažkuris etapas bus prisijungimo. Ne etapas, kažkuris puslapis bus iš tų puslapių, kurie yra, paprasčiau kalbant, šitas žmogus iš prisijungimo puslapio jis taip pat sąveikauti gali su demo, o iš demo jis gali sąveikauti tik su demo puslapio. Prisijungęs žaidėjas
Įsijungia žaidėjas, taip, mato langą, kuriame, tarkim, žaidimo tas ekranas, žaidimo langas. Tam žaidimo lape, nesinori man daryti jo komplikuoto, bet bus žymiai mano atveju paprasčiau susikurti prisijungus vieną langą, kuriame yra kažkokia statistika viršuje, arba apačioje, arba šone. Dizaino klausimas statistika ir pats veiksmas. Tai pats veiksmas, tai jau ten, žaidėjas darys kažkokius veiksmus, statys, pirks, parduos, ten kurs, vėlgi dizaino klausimas. Ir kaip dabar visą šitą schemą man reikia išskaidyti. Išskaidyti į tokią seką, kurioje būtų suprantama man, kur aš einu, ir suprantama turbūt tam, kas seks, tą, ką aš čia darau. Taigi, kad video visgi neužsitęstų, bus antra dalis.